Norint suteikti darbuotojui teisės, jas pašalinti ar pakeisti, reikia pasirinkti atitinkamą darbuotoją personalo skiltyje. Atveriame skiltį paskyra. Jeigu darbuotojas paskyros Opta sistemoje neturi, suvedame pašto adresą ir išsiunčiame pakvietimą prisijungti. Tuomet paslinkame puslapį žemyn ir suteikiame reikiamas teisės. Grafiko prižiūrėtojas gali konkretų darbo grafiką tik peržiūrėti, tačiau galimybės jį redaguoti neturi. Darbuotojas turintis grafiko pildytojo teisę gali sudaryti konkretų grafiką, tačiau keisti jo nustatymų ar pildyti fakto galimybės neturi. Grafiko valdytojo teisė suteikia prieigą sudaryti konkretų grafiką, keisti grafiko nustatymus, taip pat ir pildyti faktą. Darbo laiko žiniaraščio pildytojo teisę turintis darbuotojas gali pildyti tik konkretaus grafiko faktą, keisti grafiko nustatymų, jį redaguoti ar sudaryti galimybės neturi. Personalo valdytojo teisė suteikia darbuotojui prieigą tik prie nurodyto padalinio personalo skilties. Ši teisė leidžia redaguoti tik personalo informaciją ir nieko daugiau. Organizacijos valdytojo teisė suteikia pilną prieigą prie visų sistemos funkcijų. Tai reiškia, jog darbuotojas turintis šią teisę gali konfigūruoti organizacijos nustatymus, taip pat gali peržiūrėti ir redaguoti visus organizacijos grafikus, faktus ir pasiekti jų organizacijos darbuotojų informaciją.